politinio kalinio Skaudviliškio Vaidoto Habdango iš grinai iš lagerio parsivežtas aliuminis šaukštas. Kiti daiktai, pavyzdžiui, netgi grąžto karūnėlė, kurią parsivežė politkalinys Pijus Maksimavičius. Ir panašiai. Turim kitų unikalių eksponatų, kurie tikrai papuoštų netgi Respublikinio muziejaus šitą tematiką, ekspozicijas ir panašiai. Tai dar sykį tik tenka padėkoti ir tremtiniams, ir politiniams kaliniams, tauragiškiams, ir muziejaus iniciatoriams, pavyzdžiui, ir Zitai Knatauskienei, ir jos tėveliui, politiniam kaliniui Pranui Rindokui, kurie inicijavo tai surinkti, išsaugoti, tik jų dėka mes šiandien tai galim naujam lygmenį pristatyti visuomenei. Ši muziejaus ekspozicija bus plečiama. Ji dabar yra pirmame aukšte ir ginkluotam pasipriešinimui ir rezistencijai skiriame santykinai tik nedidelę patalpą ir ekspozicijos dalį. Ateityje Rusija numatoma įrengti buvusios kameros, atkurti vaizdą, atkurti bunkerio miške vaizdą, kad jaunimas, vaikai turėtų susidarytą, ir išplėsti ekspoziciją apie ginkluotą pasipriešinimą. Bet ir šiai dienai mes eksponuojam unikalius kai kurios eksponatus. Pavyzdžiui, čia turime rožančių, kuris yra nulipdytas iš duonos ir pelenų šitame pastate. Nebereikalo tauragiškiai vadino Šiubartinę, tai buvo NKVD kalėjimas laikinas ir čia buvo atliekami tardymai ir kalinami žmonės. Šitas pastatas turi didžiulę istoriją, jis jau dalinai yra aprašytas knygoje Šiubartinė. Pavyzdžiui, ir pabėgimas iš šito pastato yra žinomas, kaip nekeista istorijos paradoksas. Kareivis, kuris talkino šitam kalinių pabėgimui, jo pavardė buvo Gorbačiovas. Šitoje nedidelėje ekspozicijoje pristatome Viešvilės rezervate tarp pelkių rezervato darbuotojų rasto bunkerio liekanas. Ir bunkeryje vienas iš svarbiausių buvo apsišildyti ir oro klausimas. Tai čia yra krosnelės, bunkerio krosnelės. Muziejaus ekspozicijoje unikali rašomoji mašinėlė, kuri buvo naudojama partizanų įvairioms žinioms spausdinti ir dokumentams. Nes partizanų veikla buvo organizuota, buvo ir potvarkiai, ir įsakymai, ir visa kita. Mašinėlė išlikusi, apdegusi, išsaugota tauragiškių politinių kalinių.